Sveikas ir sveiki. Nieko nuostabiau nėra tokio ryto pradžią su nuoširdžia, gilia diskusija apie tai, kas mums moterims yra aktualu, tai yra apie santykius ir čia vėl rubrika Kalba vyrai. Šiandien turiu nuostabų svečią, Žydrūną Sadauską. Jisai yra psichologinių knygų rašytojas, kitaip vadinamo šios knygos self-help arba savipagalbos. Taip pat jisai yra asmens pažinimo metodikų treneris. Tai kaip suprantate, ši diskusija bus nuostabi. Aš jau pajaučiau dar prieš užkulisiuose, nes truputį besijaudindama susijungusi anksčiau su Žydrūnu pradėjom kalbėtis ir sakom, turime eiti gyvai. Tai ačiū Žydrūnai už tai, kad esi, kad sutikai, kad šiandien skirsi laiko man ir mums visoms. Ir iškart mes pradėjom kalbėtis apie vyrišką ir moterišką pradą. Ir pirmasis klausimas, Žydrūnai, tau. Kaip tu kaip vyras matai moterį? O, čia labai daug bus tų, kategorijų, pagal kurias galima klasifikuoti. Aš galbūt pradėsiu iš toliau. Tai pirmas dalykas, turiu viešai prisipažinti ir atsiprašyti galbūt, kad aš buvau kažkada tokiam suvokimo lygyje, kur maniau, kad moteris privalo būti moteriška, taškas. O visa kita, reiškia, yra ne moteris. Ir paskui mane gyvenimas koregavo ir rodė, reiškia, tam tikrus dalykus ir tam tikrus kampus. Ir aš supratau, kad kiekviena moteris yra moteris, taškas. O antras labai svarbus dalykas, kad visos moteris yra skirtingos. Ir tik tai galbūt pagrindinė problema, kalbant apie tą ėjimą į save arba dar kitaip reiškia ėjimą į tą patį moteriškumą, tai pagrindinė problema yra savęs nepriėmimas. Aš pateiksiu keletą pavyzdžių, jau iš savo tų patirčių. Jeigu mes paimsim bet kokias charakterio savybės, mes santykinai, reiškia, galima jas priskirti kažkam tai. Pavyzdys, pavyzdžiui, nežinau, užsispyrimas tai būtų galbūt vyriška savybė. Tai, nežinau, atkaklumas, negebėjimas pasiduoti ir panašiai ir panašiai. Bet kas yra įdomiausia, reiškia, jeigu mes nagrinėjam tas pačias moteris, mes sutiksim pakankamai daug moterų, kurios sėkmingai daro karjerą, yra užsispyrusios, nemoka pasiduoti ir aš čia galiu labai ilgai apie tai. Ir dabar klausimas toks. Jeigu mes priimam ir priskiriam šitas savybės būtent tik tai vyriškai kategorijai, tai klausimas toks, ar tada ta moteris turi jaustis nelaiminga tik dėl to, kad jinai turi tokį charakterį. Ir kas yra keisčiausia, kad man šitą suvokimą padėjo pakeisti moteris, kuri tokia pakankamai religinga. Ir jinai pasakė vieną labai paprastą dalyką, sako, Žydrūnai, sako, kokią tu turi teisę sakyti, koks žmogus turėtų būti, nepriimdamas jo tokio, koks jisai yra. Ir tikrai, gal tas ir tikrai buvau kvailas, kaip ir visi, žinai, praeinam tam tikrus etapus gyvenime. Bet šiai dienai sakau, kad kiekviena moteris yra moteris, tik tai pagrindinis klausimas, kurį aš dabar matuoju iš to teiginio, kurį pasakė ta moteris, tai yra, kiek tu save priimi kaip moteris. Nesvarbu, kokias tavo charakterio savybės, nesvarbu, ten, kiek Dievas davė ten iš priekio, iš galo ir panašiai ir panašiai. Tai kalbant apie tai, kas man yra moteris, techniškai, kaip ir minėjau, de facto, de jure, ten, reiškia, kiekviena moteris yra moteris, bet patį moteriškumą aš matuoju ne pagal tai, kiek ten, sakysim, skiria savo laiko, arba ten nagučius susitvarko, arba dar kažką tai pasidaro, ne. Esminis dalykas, kurį matuoju šiai dienai, ta prasme, tai yra būtent kiek yra to savęs priėmimo. Ir kuo daugiau to savęs priėmimo, tai tada ta pati moteris, kuri galbūt ten turi viršsvorio, kuri galbūt ten turi kietesnį charakterį ir panašiai, jinai miela, nes jinai sąžininga su savim savo. Ir tik tada, ta prasme, ją priima kiti. Tai reiškia, jeigu mes norim, kad mus priimtų kiti, tai klausimas yra toks, ar mes iš tikrųjų priimam save. Žydrūnai, tai tau kaip vyrui, aišku, tu gal irgi daugiau bendravęs esi su vyrais, ar ne? Nes aš draugių turbūt, iš vyriškos pusės mažiau turiu, ar ne, draugų. Tai ar tai jaučiasi, kad moteris yra priėmusi save? Tau kaip vyrui, tai matosi, jaučiasi? Iš karto, ta prasme, aš jau kaip specialistas matau ir iš karto matau. O ką tai reiškia? Paimkim dvi moteris ir abi moteris turi tikrai akivaizdų viršsvorį. Tikrai, ta prasme, akivaizdu. Aš manau, kad jūs pažįstat žmonių, kurie turi viršsvorį ir su jų to viršsvorį viskas yra ok, dėl ko jie patys iš to nedaro problemus, iš kita prasme, jie yra taip. Tai gali būti genetika, tai gali būti kažkoks, nežinau, silpnumo požymis, kad mėgsta kažkaip ten dažniau pavalgyti ir panašiai. Mes galim kapstyti dėl priežasčių, bet ta prasme, ta moteris, kuri turi viršsvorį ir savęs nepriima su tuo viršsvoriu, jinai pirmas dalykas yra pasmerkta tą viršsvorį didinti, o kita medalio pusė yra būtent jos vidinė įtampa, jinai automatiškai jausis.
Nes iš to ir gaunasi, ta prasme, kad kai aš nepriimu savęs, aš automatiškai negaliu priimti kitų. Ir kai tu su žmogum bendrauji, per 3-5 sakinius galima pasakyti, kur tas žmogus sėdi. Sėdi tai reiškia, ta prasme, jisai yra save priėmęs ar ne. Nes tas, kas iš tikrųjų save priėmęs, tam jisai gali kalbėti apie orą, apie mašinas, apie bet ką, ta prasme, jisai automatiškai bus iš karto atsipalaidavęs. Nes atsipalaidavimas būtent ir atsiranda iš to, kad aš nenoriu būti kažkom tai, kuom aš nesu. Ir tada, reiškia, leidžiu savo būtent būti tom, kuom esu. Nes va, pati trumpai paminėjai, reiškia, prieš tai, va, ta prasme, didžioji dalis draugų vyrai, su vyrais irgi yra reikalų, ta prasme, va, sakysim, techniškai mes visi vyrai, bet klausimas, va, kuo skiriasi vyras nuo patino. Abudu turi tą, bet tik tai vienas iš jų turi pinigų. Ir suprantu, kad pinigai nėra pagrindinis matavimo kriterijus, bet ir vėl klausimas toks, ar tu sugebi pasiekti rezultatą. Tai jeigu tave išlaiko tavo žmona, tai va, čia mes tą tavo vyriškumą galim truputėlį kvestionuoti. Taip pat iš to ir gaunasi, kad šitą visą, jeigu aš kažkur save priskiriu, tai tada klausimas ir yra toks, tame priskirime reiškia, kaip aš save matuoju. Nes ir vėl mes, čia Einšteinas berods pasakė, sako, negalima vertinti žuvies pagal jos gebėjimą įlipti medį. Tai lygiai taip pat, ta prasme, mes negalim vertinti moters vien tik tai dėl to, kad jinai turi krūtinę. Tai iš to ir gaunam, ta prasme, kad šitą visą klausimas yra toks. Tai, kas tu esi, kiek tame, kas tu esi, iš tikrųjų yra savęs priėmimo. Tai aš manau, kad pagrindinė sąlyga. Ir čia, pavyzdžiui, vakar turėjome irgi tą Velykų šventę, vadinkim taip. Ir to Velykų šventė iškilo toks klausimas, nes va čia Žydrūnas išmano tą ir aną, ir tada reiškia manęs klausia, Žydrūnai, tai ką man reikėtų daryti? Aš sakau, tau reikėtų sugrįžti pirmą klasę ir išspręsti pirmą sąlygą. Pirma sąlyga ir yra, kada tu save priimsi, kada nebebus karo su savim, kada nebeliks karo su kitais, ir tada automatiškai visas tavo gyvenimas tau išsiskleidžia. Aš žinau, kad savokos meilė savo yra tiek nuvalkėtos ir užvalkėtos ir pervalkėtos ir ten visai taip, aš dėl to ir neminiu šito termino, bet aš ir klausiu, reiškia, būtent tas savęs priėmimas. Savęs priėmimas yra 100%, va aš toks esu. Mano kairė ranka, kokia jinai bebūtų, jinai man miela, taškas. Tai lygiai taip pat su viskuo, su visais mano charakterio, reiškia, kampais, su visais neigiamais, teigiamais dalykais ir panašiai ir panašiai. Nes dabar, va, pavyzdžiui, tam pačiam socialiniam tinkle, tam pačiam Facebook'e mes labai dažnai galime matyti, va, ten, nežinau, paimkite tos pačius kandidatus į prezidentus, va, tas toks, tas anoks. Klausimas jums visiems. Kas iš jūsų niekada gyvenime nėra padaręs klaidos, tas galite mane mesti akmenį. Tai lygiai taip pat ir čia. Aš kitame nepriimu kažko, tol kol aš savyje kažko nepriimu. Tai reiškia, pagrindinė sąlyga ir yra savęs priėmimas. Neginčiamas 100%, nes, pavyzdžiui, paimkim tas pačias moteris ir, pavyzdžiui, tokia tema kaip vaikai. Nu, vaikas, nežinau, kažką tai apsidarė, ten išdaužė langą ar dar kažką tai padarė, klausimas visoms mamom. Nu, to tas vaikas mažiau mielesnis? Ne, jisai dabar padarė kažkokią tai klaidą, iš nežinojimo, iš nepatyrimo, daug čia gali būti atsakymų, bet esminis dalykas tas pats. Tai mes vis tiek tą vaiką priimam ir mylim, nes nieko nėra baisiau iš tos pačios vaiko perspektyvos kalbant, bet jeigu mama nuteisia vaiką pagal tai, kokį pažymį parsinešė, tai reiškia, jūs vertinat vaiką per mokyklos prizmę. O klausimas tai kažkaip susijęs su žmogum? Niekaip, tai čia yra jo atskiras gebėjimas. Primenu, žuvies nesuprasit, jeigu vertinsit pagal gebėjimą įlipti medį. Tai lygiai taip pat su vaikais, lygiai taip pat su jumis, lygiai taip pat su viskuo. Tai mielosios, matau, kad žiūrite, būtinai komentuokit, sveikinkitės ir turit galimybę užduoti tiesioginį savo klausimą šiandien Žydrūnui, ar ne? Šiek tiek paminėjai, Žydrūnai, bekalbėdamas apie vyriškumą, apie pinigus, tai iškart aš noriu pereiti į mums moterims aktualesnę temą. Kokia moterimi pagal tave, Žydrūnai, norimasi rūpintis, norisi rūpintis natūraliai, instinktyviai kaip vyrui? O čia jau būsiu nepatogus. Reiškia, pasuksiu taip, kad jeigu aš save priimu, tai viena savęs priimimo dalių yra atsakomybė prieš save. Ką tai reiškia? Parodykit man, koks yra jūsų vyras, aš pasakysiu, kokie jūs. Pateiksiu pavyzdžių. Yra toks, aš asmeniškai moteris skirstau į 4 kategorijas, jeigu jau aš einu iš savo kaip tam tikros rūšies specialisto, reiškia. Klasifikacijų tai yra 4 tokios bendrinės, grubios, reiškia, moterų kategorijos ir jų kombinacijos. Tai viena iš moterų kategorijų tai yra ta vadinama, reiškia, vyriška moteris. Tai vyriška moteris yra, jinai gali pati pasikeisti padangas, jinai daugiau uždirba negu vyras, net kakliaušis, pyrus ir panašiai. Čia nėra problemos, kaip minėjau, jeigu yra savęs priėmimas, bet klausimas yra toks. Jeigu moteris yra vyriško tipo, vyriško charakterio, ar jinai gali būti laiminga su vyriško tipo vyru? Ne. Dėl ko? Kada name yra 2 vyrai, iš karto iškyla lyderystės klausimas.
kas bus su kelniam ir kas ves šitą šeimą. Ir aš esu sutaikęs, nežinau, aš nebeskaičiuoju tos skaičiaus, reiškia labai daug tų vyriškų moterų su savo vyrais, o ką reiškia sutaikęs? Su viena fraze. Ta frazė skamba taip. Kada tu suprasi ir save priimsi, kad tu esi ta stipri ir ta, kuri veda šitoj poroj, ir tu leisi jam būti silpnesniu, ir tu iš jo nereikalausi daužyti stalo, ta prasme, ir aiškinti jai, kas atrodys kaip parodija, tada jūs busit laimingi. Tai kai moteris įsimeta tą stereotipą, kad jinai privalo būti, reiškia, ta prasme, kaip čia, jinai yra stipri, bet bando apsimesti silpna, nu tai čia kaip kliūtas, nežinau, kažkur tai augantis su kačiukais, ir tai tikrai atrodo irgi komiškai parodija, ta prasme, bet iš principo tai neveikia. Tai va čia ir gaunasi, reiškia, ta prasme, kad tai, kas aš esu, čia dabar jau kalbam iš bendros moteriškos perspektyvos, priešingoje pusėje, ta prasme, turi būti mano priešingybė. Taip pat iš to ir gaunasi, reiškia, kad vyriška moteris, jinai pasmerkta turėtų už save silpnesnį vyrą, bet jeigu jinai iš to nedaro problemos ir negyvena stereotipais, tada gyvenimas yra gražus. Ir tikrai yra pakankamai daug, sakau, tų porų, kurios bandė žaisti tą stereotipinį žaidimą, bet jisai nepaėjo. Toliau. Dar viena kategorija, kuri yra verta dėmesio, tai yra tokios vadinamos mamos tipo moteris. Mamos tipo moteris tai reiškia, nemoku pasakyti ne, neduok pavalgyti, duok kažką pagloboti, ta prasme, turi visais pasirūpinti, meilę savo suprantu per įtikimą kitiems ir tik tada galvoju apie save, jeigu kiti mane įvertintų. Ir aš čia galiu labai apie tai. Ir klausimas toks, su kuo tos mamos sukuria poras? Tai tam, kad tu galėtum būti ta mama, nors tu jau saugusi moteris, šalia tavęs ir laimingas, ir nelaimingas gali būti tik tai vaikiško tipo vyras. Vaikiško tipo vyras tai yra tomukas, kuriam 45 metai ir jūs vadinat jį ten tuo mažybiniu vardu. Ir tas vyrukas 45 metų sprendžia dilemą, būti gaisrininku ar policininku. Policijoje šaudo, gaisriniai kartais dega. Ta prasme, čia labai sunku priimti sprendimą. Aš jau sarkazmuoju ir šaržuoju, bet esminis dalykas išlieka tas pats, kad jeigu moteris, pavyzdžiui, man asmeniškai sako, aš nepatenkinta savo vyrų dėl to ir dėl to, aš jai sakau, klausyk, tu daug dabar į vonios kambarį, ten tikrai yra pas tave veidrodis ir pasižiūrėk į veidrodį. Ne ta prasme, kad aš bandau tos vyrus apginti ir kažkaip tai pateisinti, ne, bet jeigu pas mane kažkas tai gyvenime yra blogai, aš suprantu, kad autorius ir kūrėjas esu aš. Pateiksiu visiškai iš kitos temos, bet to pačiu papildys šitą pavyzdį. Vat mergina sako, mano vyras su manim elgiasi nepagarbiai. Nueinam į vonę, pasižiūrime veidrodį ir atsakom savo vieną paprastą klausimą. Kodėl aš, ta, kuri priima save, leidžia kitam su manim elgtis nepagarbiai? Problema ne su juo. Nes jeigu pažįstat savo aplinkoje tokių moterų, kurios turi stiprią savivertę, ta prasme, jos niekada gyvenime nedaleisi iki to, kad vyras su jame elgtis nepagarbiai, ten keiktus ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai reiškia, ne su vyrais problema. Jeigu tas žmogus, kuris mato problemą, jisai ir yra problemos šaltinis. Reiškia, spręsti reikia čia. Ne ten kažkur nueiti, ta prasme, vyrą pakeisti tą, kuris nemoka keiktis arba dar kažką. Tai ne, problema yra čia. Aš pamačiau problemą, moteris X identifikuoja problemą, reiškia, problemos šaltinis yra jinai. Tai jeigu mes norim kažką šitam gyvenime pakeisti, ta prasme, mes turim keisti save. Nežinau, kas iš jūsų susidūrė. Aš susidūriau, ta prasme, ir daugelis žmonių, kurie dėjo iki tokio taško, kur nusprendė, kad alkoholis nebėra jų gyvenimo dalis. Ir kai tik tu tai nusprendė, tu žiūri, kad 80% tavo draugų kažkur tai, nes jūs jungia tik tai, tas, nežinau, vakarėliai, ten dar kažkas tai tokio. Ir tada būna tokia tuštuma, kur tu galvoji, niekas su manim nedraugaus. Ne, bet paskui po truputėlį ta niša užsipildo ir tu turi daug paimų naujų žmonių. Ir kas čia dabar įvyko? Va čia, kad tu pasikeitei ir tavo aplinka. Tai reiškia, lygiai taip pat yra tas pats vyras, ta prasme, jeigu moteriai užtenka drąsos ir jinai pasako, stop, aš nenoriu, kad tu su manim taip elgtumės, ta prasme, jeigu vyras baigęs daugiau negu 2 klases ir nebuvo atleistas nuo fizinės kultūros, jis tikrai susimastys, ta prasme, pasikoreguos savo elgesį. Tai lygiai taip pat su viskuo. Tai gerbiamos moteris, ta prasme, su praėjusiam švietom dalykų. Dar kartelį sakau, didžiosiam raidėm dabar jau, norit kažką pakeisti savo gyvenimą, ta prasme, nekoreguokit aplinkos. O netgi su vaikais jūs turit problemą, vaikai neklauso, problema irgi jumise. Nepatinka kažkas pas vyrą, problema jumise. Ir čia nėra tikslas, ta prasme, padaryti moterų skaupavimo šventę balandžio 1, ne. Bet tikslas ir yra toks, kad kuo mažiau mes save apgaudinėsim, kuo tiksliau suprasim, kur yra tos priežastys ir ką galima padaryti, tuo greičiau mes pasieksim rezultatą. Tai Žydrūnai labai gražiai priminiai man su balandžio 1 visas ir mes čia norim papasakoti, kad jūs jau dabar esate tobulos ir nuostabios, ar ne? Tos, kurios žiūrite, kurios norite kažkokių pokyčių, wow!
šis laikas yra pats geriausias norėti pokyčių, nes mes turime visas galimybės. Matot, Žydrūnas pasakoja ir jisai, dabar Žydrūnai tada, tu apibūdinai tik tais 2 tipus, aš pereisiu, nes pas mane buvo vienas iš klausimų. Apie vyrišką moterį tu pasakei ir tikrai apie mamą moterį. Mes daug su moterimis mokomės, ką padaryti, kad pakeisti savyje tą mamą, kad aš galėčiau pamatyti savo vyrą kaip vyrą, kad galiausiai aš su juo susitikčiau. Bet Žydrūnai, pagal tave, kas yra moteriška moteris? Tai dar jeigu mes jau norime visą tą paveikslą turėti, yra dar 3 kategorija moterų, tai yra vadinamos vaikiškos moteris. Kas yra vaikiška moteris? Tai yra moteris, kurie pati negali priimti sprendimo. Čia lygiai taip pat kaip vaikiškas vyras, ta prasme, kuris sako, būt gaisti tą policininkų, tai čia dabar mes gauname moterį, kuris sako savo vyrui, žinai, brangusis, sako, būsiu gėlių dizainerė. Vyras sako, gerai. Tada moteris nusiperka kibirą su taškučiais, reiškia gražius guminius batus, ten dizainerio žirklės. Ir po pietų vyrui sako, žinai, brangusis, nejaučiu. Tada jau po pietų pasiekia kitas planas ir panašiai, ir panašiai. Pakankamai dažnai tai būna santykinai psichologiškai silpnesnės moteris, tai gali būti moteris su kažkokiam komplikacijom vaikystėje, ten vaikų namai ir panašiai, ir panašiai. Grubiai kalbant, tos, kuriams reikia to tėvo tipo vyro, kuris jas prižiūrėtų, palaikytų, ten dažniausiai būna nuo 15 ir viršų reiškia skirtumas. Ir šitą visą tas tėvas, būtent kaip čia pasako, ką daryti, ko nedaryti ir panašiai, ir panašiai. Ar jūs vaikiškai suprasite, jeigu jūsų vyras jums aiškina, ką jums apsirengti, tai greičiausiai, kad yra to vaikiškumo kažkur tai. Nes tie tėviško tipo vyrai, ta prasme, turi tą savybę, kad mėgsta, reiškia, visus dalykus, kontroliuoti jos gyvenimą. Ir iki kažkurio taško tai tinka, bet jeigu pasikeičia charakteris, ta prasme, moteris sutvirtėja, tai tada automatiškai bus konfliktai. O dabar kas yra moteriška moteris? Tai moteriška moteris pagal mano klasifikacijas, kaip aš jau ir minėjau, ta prasme, tai dabar verta suvesti vieną. Moteriška moteris tai yra ta, kuri turi fainą santykį su savim ir iš to išeinantį fainą santykį su kitais. Tai yra ta moteris, kuri gerbia save ir todėl automatiškai gerbia kitus. Aš čia galiu vardinti bet kokią savybę, ta prasme, bet veidrodinė prasme šita savybė bus visada į save. Dabar žiūrėkit, koks yra skirtumas. Jeigu mes paimam, pavyzdžiui, vaikišką moterį, klausimas, kur ten. Prisiminkit, kas turit vaikų ir kas turėjot vaikų, kada jie buvo dar mažesni, pas vaiką yra ego. Aš. Tai vaikiška moteris, ta prasme, labai turi gerą santykį su savim, bet nelabai gerą santykį su kitais. Ir čia ne iš blogumo, bet būtent iš to vaikiškumo, reiškia, vaikas nori visko tik tai savo. Motiniška moteris priešingai, ta prasme, jos visas akcentas ir yra į tai, kad, reiškia, aš visą savo dėmesį sudėsiu į kitus, į vaikus, į tą vyrą, kuris nemyli, ten ir daugelį kitų dalykų, ta prasme. Ir jau tada, kada jie mane įvertins, galbūt aš tada mylėsiu save. Tai va, iš to ir gaunasi, ta prasme, kaip skiriasi ta transliacija. Dar galima įsivesti tokią kategoriją kaip minusinė moteris. Minusinė moteris, tai reiškia, jeigu yra moteriška moteris, tai yra visiškai nemoteriška moteris. Klausimas, kas tai? O ta moteris, kuri, ta prasme, tiesiogiai ir pakankamai stipriai nemyli savęs, iš to išeina, kad nemyli kitų, tada automatiškai, reiškia, turi tokių, kaip čia, pakankamai daug blogų minčių apie kitus ir aš čia galiu labai ilgai važiuoti. Bet būtent po tos visas neigiamos savybės, jeigu ten dominuoja, sakysim, ten 60, 70 ir panašiai procentų, tada automatiškai mes gaunam tą minusį. Klausimas, ką daryti? Paprastai. Gydyti meilę. Žinau, kad skamba čia tėvai, bažnyčios ir visa kita, bet šita visa nėra kito kelio. Aš jums dar kartelį kartuoju, dabar čia irgi yra didžiosiom raidėm, kad šita visa, jeigu norit to kažkokio gyvenimo, kuris yra jūsų, tai be tos sąlygos, kad aš priimu ir myliu save, ta prasme, nieko nebus. Nes tas pats vaikas, ta prasme, iš to savo egoizmo pusės vaikystės iki tam tikro amžiaus gauna. Bet jeigu vaikas tame užstringa, paskui vaikas jau gaus pastabų, ta prasme, kad tas etapas, kur tu esi pasaulio bamba, užtruko truputėlį per ilgai. Tai lygiai taip pat ir čia. Tai va, iš to ir gaunasi, ta prasme. Nusikelkim trumpam į dzen budizmą, reiškia, į tos žmonės, kurie ten kažkaip labai intensyviai padirbėjo kažkada su nušvitimu ir panašiai, ir panašiai. Visi, kaip susitarė, sako vieną frazę, sako, aš atradęs tai, supratau, kad niekur nereikėjo eiti. Aš lygiai taip pat kalbu apie tą pačią meilę savo. Jums niekur nereikia eiti, ta prasme, jums nėra kažkokios auksinės piliulės, ta prasme, viskas, ką reikia padaryti, tai išdrįsti atsisukti save ir priimti save. Tai va, kiek žinau, Roberta organizuoja, reiškia, stovyklas moteriams, reiškia, jūs ten būtent to ir siekite. Tai va, sakau, ten stovyklos gali būti 2 formatų. Nuvažiavo, ta prasme, gražiai ant jūros kranto pasifotografavo, ta prasme, gyvenimas gražus, bet čia yra paviršius. Tam, kad įvyktų transformacija, reikia atsisukti į save ir labai grubiai dabar nuskambės, bet priimti savo kakutį.
o kakučio turime visi, įskaitant gerbiamą Žydrūną Sadauską, ta prasme. Bet aš savo kakutį priimu, ta prasme, aš galiu būti ir geras, ir blogas, aš galiu ir keiktis, ir gražiai kalbėti, aš esu visoks, bet nei vienos savo dalies aš neneigiu, ta prasme. Iš to gaunasi savęs priėmimas, va aš toks, kreivas, šleivas, bet aš toks. Žydrūnai, čia tu man priminėjai labai stiprų alchemijos procesą, kurio mokiausi Londono studijose, kad mes privalom priimti tamsą, kaip tu pasakei, kakutį, priimti purvą, priimti savo šiukšlės, nes tik tada galim visas tas patirtis paversti į auksą, į to, ko geidžiam savo gyvenime dažniausiai. Tai, Žydrūnai, kitas klausimas. Ko tau kaip vyrui norisi iš moters instinktyviai santykiuose, tarp vyro ir moters santykiuose? Pirmas dalykas, manau, kad būtų pagarbos. Kas yra pagarbos? Jeigu nueisime į tą patį mamos tipą, mamos kokią didžiausią klaidą daro, jūs gadinat gyvenimą savo vaikams ir savo vyrui, nuolat nerimaudama dėl savo vaikų ir dėl savo vyrų. Ką reiškia tas nerimaudama? Jūs supraskite, kiek yra stipri ta mamos moters energija. Ir jeigu jūs siunčiat nuolat nerimą, ta prasme, jūs vienaip ar kitaip, čia jau kvantinė psichologija, reiškia, gausit patvirtinimą savo nerimą. Tam vaikui tikrai kažkas tiks, ta prasme, tam vyrui kažkur tikrai nepasiseks. Ir jūs tada pateisinsit savo tą nerimavimą. Tai kurią pusę spaudžia. Moteris tai yra ta, kuri turi gerą santykį su savim, tai reiškia jai kontroliuoti, lipti ant galvos, ar ta prasme kažkaip tai bandyti ant tą vyrą, nežinau, dėl jo nerimauti. Ne, čia jūs suaugę žmonės. Bet kai aš turiu gerą santykį su savim, tai aš automatiškai transliuoju su kitais. Tai reiškia, jinai į vyrą automatiškai žiūrės su pagarba. Ir tada iš to vyro bus visai kiti rezultatai. Aš pateiksiu gyvą pavyzdį, reiškia, man teko dalyvauti vienoje TV laidoj ir ten buvo tokia moteris, kuri sąžiningai, reiškia, padarė pusės metų eksperimentą. Ir to pusės metų eksperimentas, ta prasme, jisai buvo toks, kad jinai kiekvieną vakarą, reiškia, pasisodindavo savo vyrą ir sakydavo, Jonai, dabar tave girsiu. Pradžioje Jonui tai buvo makaronų fabrikas, kaip taip, ta prasme, visą gyvenimą kritikavo ir sakė, tu ten niekšas manęs negerbi, nemyli, pareini vėlai ir visą kitą. O jinai kažkur perskaitė, ta prasme, pagalvojo, va, reikia pabandyti. Ir tada jinai štai visą pusę metų, va, kiekvieną dieną, reiškia, gyrė tą savo Joną. Ir klausimas yra toks, o kokie rezultatai? Jono gyvenimas pasikeitė, ten, nežinau, 180 laipsnių. Ta prasme, Jono pakėlė karjeroj, Jonui ten pradėjo sektis, jų tas lovos gyvenimas susitvarkė, ten dar visokie reikalai susitvarkė, į kurią pusę aš suku. Tai dabar jinai tai darė garsiai, pusę valandos, iškėsėdėdama ir visą kitą. O dabar lygiai tą patį paimkim, reiškia, ir nueikim jūsų galvą. O tai reiškia, ta prasme, kad jeigu jūs iš vidaus spinduliuotumėt pasitikėjimą visą tą, čia žinau, kad vėl dievų departamentas, galbūt dievo, kas kom tikit, bet esminis dalykas yra toks. Bet tai, ką jūs mastot, tai ir yra jūsų rezultatas. Pateiksiu pavyzdį. Aš anksčiau manydavau, kad iš principo veikia vakarų logika. Vakarų logika tai yra, kokios yra aplinkybės ir tada toks bus mano charakteris. Tai reiškia, jeigu šalia yra idiotas, aš irgi su juo kaip su idiotu ir mes kažkaip pasimušim, padarysim kažką ir panašiai. Ir aš tada perskaičiau Zen filosofijos, reiškia, teiginį, kuris teigia, kad koks yra tavo charakteris, tokios ir bus aplinkybės aplink tave. Ir man prireikė metų pusantrų, kad suprasti tą visą teiginį. Bet aš paskui pastebėjau aplinką, ta prasme, aš supratau, kad iš tikrųjų taip. Pavyzdžiui, 5 vaikinai ateina į barą ir iš tų 5 vienas vaikinas yra konfliktinis. Klausimas jums, kiek laiko užtruks, kada jisai tame bare susiras būtent tą savo konfliktą? Tai ar ten jau buvo aplinkybės? Ne, jisai savo charakteriu susikūrė būtent tas aplinkybės. Tai va dabar, kurie pusė suko, mamos čia iš vis jums skambės kaip kosmosas, moteris, atsiprašau, mamos, užsiciklinau ant mamų. Moteris. Jums skambės kaip kosmosas, bet jūsų gyvenimas yra toks, kokį jūs jį matot iš vidaus, iš savęs. O čia, kaip čia įdomiai viskas veikia, būtent kaip fizikoje, kaip elektrikoje ir panašiai. Jeigu aš turiu pliusinį, gerą pliusinį santykį su savim, ta prasme, pliusas yra ir už manęs, tai reiškia man ir sekas, ir aplinkybės, ir visa kita, ir visa kita. Jeigu tik čia kažkur yra tas minusiukas, kaip minėjo Roberta, reiškia nepriimtas šešėlis, tada mes automatiškai, ta prasme, turim turėti tą šešėlio kažkur taip pat tvirtinimą, užkabinimą ir panašiai, ir panašiai. Tai va, iš to ir gaunasi, reiškia. Jeigu aš noriu nugalėti pasaulį, čia irgi rytų išmintis, jeigu aš noriu nugalėti pasaulį, pirmas žmogus, kurį aš turiu nugalėti, esu aš. Nugalėti reiškia ne kariauti kažkaip su savim, bet būtent visas savo dalis, visus savo spuogus, kas tai bebūtų, kreiva ranka, šleiva ranka, kokia jinai bebūtų, reiškia viską priimti savyje. Va toks, koks aš esu, yra
tobula, taškas. Ir tas tobula tai bijo, kad ant susireikšminimo, ta prasme, kad aš kažkuo ypatingas, ne. Aš užimu savo vietą po saulė, ta prasme, bet vat, čia nieko nereikia keisti. Ir vat, kai čia nieko nereikia keisti, tas pradeda skleistis ir žydėti. O iki tol, kol aš kažko tai ten viduje nepriimu, tai aš automatiškai su to kariausiu. Aš pateiksiu pavyzdį paprastą. Sakysim, yra moteris, kuri labai negali pakęsti žmonių, kurie vėluoja. Klausimas jums, kaip vystysis jos gyvenimas? Aš jums garantuoju, ta prasme, kad jinai intuityviai, automatiškai, kaip čia kvantinė psichologija, ne kvantinė, koks skirtumas, jinai pasmerkta susidurti su žmonėm, kurie turi savybę vėluoti. Tokia forma, reiškia, atsiprašau, visą tą ją ir tiesins. Jinai būtinai pritrauks tuos, kurie, ta prasme, turi savybę vėluoti. Jeigu ta pati moteris pasikalbėtų su savo kažkokia tai draugė, reiškia, paklaustų, tu susiduri su vėluojančiais, aš garantuoju, kad jeigu ten nėra to įsitikinimo, ta prasme, jinai tokių žmonių nesutinka arba sutinka labai retai. Va, tai klausimas, kodėl, būtent koks tavo charakteris, kokios ir aplinkybės aplink tave. O dabar tas pats charakteris, tai reiškia, yra tipinės reakcijos, tipinės situacijos ir klausimas yra toks. Kiek čia viduje yra to nepriimto? Paimkim čia dabar, irgi Facebook'e paskutiniu metu buvo kažkoks pasistumdymas, ten vienas kažkoks išleido teiginį, kad visi žmonės yra idiotai. Ir dabar tu ten gali turėti 8 diplomus, gali būti tas, gali būti anas, ta prasme, vis tiek tu būsi priskirtas idioto kategorijai, nes būtent taip tas žmogus mato tą išorinį pasaulį. Iš tikrųjų, veidrodinė prasme jisai kalba apie save, bet būtent toks yra jo pasaulio matymas. Tai reiškia, saulė už lango šviečia, situacija pati iš savęs yra niekinė, nei gera, nei yra tiesiog faktas. O dabar, kai prasideda, reiškia, tie kognityviniai įsikraipimai ir prasideda, moteriškai žiūri ir sako, saulė šviečia yra blogai, nes galimas odos vėžys. Ta pati saulė. Kitas išeina ir sako, kaip fainai lauke šviečia saulė. Kuris teisus, abudu teisus iš savo pasaulio matymo perspektyvos. Tai va čia ir klausimas jums, ta prasme, kokia yra jūsų pasaulio matymo perspektyva. Matot minusą, minusas, kaip čia, lygioje situacijoje, kuri iš savęs yra nulis, ta prasme, jūs tikrai pamatysit kažką, tai kas patvirtins jūsų minusą. Tai nežinau, ar ten domėjotis ar ne, ta vadinama kvantinė reiškia psichologija iš to kampo, kad yra toks teiginys, kad mėnulis yra tol, kol aš žiūriu į mėnulį, reiškia, kol yra žmogus, kuris mato mėnulį. Tai čia galima pritempinėti ir sakyti, ta prasme, kad galbūt tai ne visai tiesa, nes kiti mato tuo metu, kai aš užsimerkęs, bet šita visas esminis dalykas yra toks. Iš tikrųjų, vat, geri, blogi dalykai mano gyvenime egzistuoja tol, kol pas mane galvoje yra kažkoks tai filtras, reiškia, kol aš kažkaip tai matau tą gyvenimą. Nes pats gyvenimas iš savęs jisai nei geras, nei blogas, jisai visiškas nulis, va yra faktas. Žydi ta žolė ir viskas, ta prasme, koks tavo santykis su žolė, čia jau tavo pasirinkimas. Ir jeigu vienam vaidenasi, kad baisu eiti žolę, nes erkės, kitas su mielu noru laksto po tą pačią žolę, yra būdu teisus. Tai va čia ir klausimas. Kokį pasaulį tu matai už savęs? Čia buvo didžiosiam raidėm. Žydrūnai, tai ir aš gerai supratau, kad tau kaip vyrui iš moters santykiuose norisi, kad jinai būtų visiškai priėmusi save, kad jinai tą pagrindę, kad jos vidinis pasaulis būtų taikoje, nu va tiesiog taikoje, kaip moters vidinis pasaulis, ar ne? Tai labai lengva išmatuoti. Yra, sakysim, moteris ir vyras, yra jos vaikai. Ir dabar klausimas toks, o jeigu iš tos moters gyvenimo patraukiam tą vyrą, kas nutinka jos gyvenime? Jeigu moteris mano, kad jos gyvenimas čia ir pasibaigė, tai mes turim problemą. Turim problemą, reiškia, jinai priklausoma nuo to vyro. Ir tol, kol jisai yra, jinai gali gerai jaustis, ten saugiai, nežinau, viskas tas ir tas. Tik tai tą elementą patraukiam, jinai sako, viskas, mano gyvenimas baigėsi, tai ir gaunasi, reiškia, nežinau, lietuviško termino angliškas yra codependence, tai reiškia kopriklausomybė ir bus. Va. Tai tada iš to ir gaunasi, kad šitą visą reiškia, aš be šito negaliu. Ir tada klausimas toks, kokie tie santykiai, kur aš be to kito negaliu. Tai čia tie santykiai taip ir vadinasi, reiškia, susitinka du invalidai. Vienas neturi kairės kojos, kitas dešinės ir sako, davai susimetam, sako, ir mes dviese kažkaip. Tai, ir va, žygiuojam per tą gyvenimą. Bet vienas nuo kito priklauso. Ir tas yra baisiausia, ta prasme, kai stebi kartais kai kurias poras, nekenčia viens kito, ten dieve tu mano. Ir vyras per kiekvienas metinės galvoja, nu, va, jeigu būčiau prieš 10 metų, ta prasme, ją nudaigojęs, tai jau būčiau išėjęs. Va čia va tokie santykiai, ta prasme. Bet šitą visą to pačiu puikiai suprantam, kad jie viens be kito negali. Nes va dabar patraukim vieną be kito, ta prasme, ir tada du invalidai automatiškai subyra. Tai va iš to ir gaunasi, reiškia, kad moteriai centras turi būti jinai pati savyje, tada automatiškai, ta prasme, tas vyras nori su ja būti, kitu atveju, ta prasme, tai bus vienokia ar kitokia priklausomybė. Tai va čia ir klausimas. Ta prasme, kad ten myliu to žmogaus nebeliko ir man dėl to liūdna ir visą kitą, čia viskas normalu. Bet klausimas yra toks, ta prasme, ar tu matai gyvenimą be jo. Nes techniškai, va, dideliam variantui, reiškia, kai susieina du žmonės, turėtų būti taip. Jisai okei su savim, jinai okei su savim.
sako, klausyk, mums labai faina kartu ir einam kartu. Bet šitą visą, jeigu kažkas pasikeitė, mano gyvenimas nuo to nepasikeitė. Tai va tada iš to ir gaunasi, reiškia, ant kiek aš esu stabilus su savim savyje. Čia dalis to paties savęs prieimimo, nes savęs prieimimas per kitą ir gaunasi būtent ta kopriklausomybė. Tai va čia ir klausimas, reiškia, kiek aš priklausau nuo tos antros pusės. Ir čia visi niuansai, tiek psichologiškai, tiek finansiškai, tiek dar kažkai. Tai Žydrūnai dabar kitas klausimas, kuris bus labai susijęs. Kaip tu kaip vyras žiūri į moterį, kuri nori, kad jie pasirūpintų jos vyras? Čia aš jau minėjau tą kategoriją, čia mes kalbam, nes vėl praeinant... Tai maža mergaitė manai, kad čia yra? Čia yra vaikiška moteris. O moteriška moteris negali norėti, kad jie pasirūpintų vyras, kad būtų, vyriškas vyras. Atsakysiu, kodėl, ta prasme, būkim sąžiningai. Jeigu ten tas vyras nori pasirūpinti ir kažkurį laiką, ta prasme, jisai rūpinasi ir jai tai tinka, fainai, bet, ta prasme, kažkuriam taške jinai tikrai praras save, jeigu pasidarys, ta prasme, pilnai priklausoma nuo vyro. Ir čia ne dėl to, kad pinigėlė ar kažkas, tai bet čia idėja ta pati, ta prasme. Suvokim paprastą dalyką. Aš atėjau šitą pasaulį vienas, aš išeisiu vienas. Tame buvime šitam pasaulyje aš sutiksiu kažką, aš pabūsiu su to, pabūsiu su ano, su Roberta dabar laivą padarysiu, ta prasme, bet čia mano tik tai gyvenimo dalis. Bet jeigu aš kažkaip suvešiau į tą vieną tašką, kad tas laivas su Roberta yra viso mano gyvenimo tikslas, ta prasme, tai greičiausiai Roberta 2 kartus būtų užkasta. Nes man čia tiek svarbu, aš tiek susijaudinau, kad Dieve, tu mano, ta prasme, jinai 2 minutės vėluoja. Kaip pavyzdys. Aš garsiai nusikalbu, bet noriu, kad teisingai suprastumėte. Pateiksiu geresnį pavyzdį. Visiems labai patinka lapė miške. Jinai tokia žaisminga, jinai tokia gyva. O dabar pabandykit lapę pasigauti, prijaukinti. Tai bus ta pati lapė, bet jau lapės nebebus. Tai reiškia, tas blizgesys akyse bus kitoks. Žinau, kad čia skamba tokia pakankamai tolima ta alegorija, bet aš noriu, kad per tai suprastumėt. Va, ta moteris, kol jinai nepasiekiama ir kažkiek nepriklausoma, netgi būdama santykių su antra pusė, jinai verta pagarbos, jinai verta tos traukos, viso kito. Kai tik tai aš ją išlaikau, ta prasme, tada aš su ją pradedu kažkuriam taške, čia jau priklausys nuo mano išsilavinimo ir panašių dalykų, reiškia, pradėsiu vis tiek elgtis kaip su tarnaitė, ta prasme, ir kažkoks toks reikalavimas laiku šypsotis, laiku nusimauti kelnes, ta prasme, tikrai bus. Žydrūnai, bet ar gali būti, kad čia yra tada nesugydyta šiek tiek tas iš vyriškos potencialo, kažkas irgi tarsi žaizdota, nes jeigu aš jau... Roberta, aš tau iš kito galo įrodysiu, ta prasme, klausimas toks. Nuo kurio taško moteris, kuri nieko neveikia, pradeda degraduoti kaip moteris? Tai va čia yra atsakymas. Čia ta pati lapė iš miško. Tai va, kai ta lapė miške, jinai patraukli, jinai gyva, o kai ta lapė, ta prasme, jau yra fermoj, taip yra ta lapė, yra tas, tai viskas yra. Tai aš tikrai pasirspaudžiu, ta prasme, šitas dalykas reikalingas ne dėl to, kad man kaip vyrui čia žaizda, neišsilavinimas, iškritimas iš vežimėlio, čia ne apie tai. Čia jai pačiai to reikia. Taip. Vat kai jinai turi tą dalį tos nepriklausomybės tuose santykiuose, jinai ta lapė, kuri man patinka miške. Jo, Žydrūnai, ir dabar tu man priminiai irgi tikrą gyvą pavyzdį, kai bendravau su vyru, kuris tikrai finansiškai labai stiprus, visiškai aprūpinantis šeimą, moterį, ir vis tiek jo moteris sako, jinai eina ten į kultūros centrą dirbti, nes sako, jinai kitaip išprotės. Realiai, ta prasme, vis tiek net jisai pats, numatydamas, ką dabar ką tik pasakai, šiek tiek ne dėl to, kad jinai turi kažką išlaikyti ar panašiai, bet kad būtų kaip asmenybė, kaip moteris. Realiai vis... Bet taip, galbūt, ta prasme, kad jai to reikia, nes čia jos dalis, kaip mes visi tiem pasaulį kažką šitam pasauliu. Dabar klausimas, koks jinai turi duoti tik tai tam vienam vyrui, fainai, bet kažkuriam taške jinai degraduos. Iš to ir gaunas, ta prasme, kad mums nereikia moters vaiko, mums nereikia moters mamos, kuri ten sriubytės pirktų, ta prasme, toks čia ne apie tai. Mums reikia to žmogaus, kuris fainas su savim savyje, ta prasme, bet turi tą dalį savęs, kuri mums niekada nepasiekiama, tai reiškia, čia jos veikla, o čia jos laisvalaikis su draugiam, ta prasme. Nes kai tu nusiperki tą tarnaitę, kabutėse, ta prasme, reiškia viską už ją sumoki ir visą kitą, būna fainai, čia priklauso nuo moters, ta prasme, bet iš pradžių šitą viskas fainai, ta prasme, ryte manikiūras, vakare masažas, ta prasme, gyvenimas yra gražus. Bet kažkuriam taške mes nuo to apsivėm. Nes aš noriu, kad teisingai suprastume tokius dalykus, kad jeigu aš galiu kiekvieną dieną valgyti pyragą, ta prasme, aš kažkada apsivemsiu nuo pyrago. Vis dėlto kasdienybė, ta prasme, yra ta pati rūpi duona. Tai va, iš to ir gaunasi, reiškia, kol aš siekiu pyrago, aš turiu motyvacijos. Ta prasme, kai aš jau pasiekiu pyrago ir pyrago yra per daug, tada mane pradės pykti.
Nes čia irgi ten dažnai tenka diskutuoti su krikščionim, kurie visi sako, oi, tai fainai, čia numirsim, nueisim į rojų, dabar mes čia buvom geri, biški pakentėjom. Ne, sakau, nueisit į rojų, sakau, jūs priklauso nuo jūsų ten išpindėjimo, kad grubiai kalbant, jūs visi apsivenskite po savaitės ar po pusantros. Dėl ko? Visi tavo norai išpildyti, toks tu fainas buvai ir visa kita. Visiškas absurdas, loginė prasme ir visom prasmėm. Ne, kol aš kažko siekiu, aš tobulėju. Kai aš jau pasiekiau, aš degraduoju, jeigu labai paprastai. Tai čia lygiai taip pat, ta prasme, kol vyras siekia moters, prisiminkit, dėl ko tos moteris, kurios, kaip čia pasakyti, turi tą savivertę ir pakankamai greitai neprisileidžia to paties vyro, vat jos tos lapės, vat jos tos vertos, dėl kurių noris kariauti, siekti ir panašiai. Jeigu ten, ta prasme, nuėjai pirmą vakarą į barą, ta prasme, tą patį pirmą vakarą atsigulė, klausimas, skambinsi tu ją ar ne, greičiausiai ne. Dėl ko? Ta lapė jau yra padėvėta. Ir tą lapę taip pigiai buvo galima gauti, kad ta pati lapė yra dėko, ta prasme, tau nieko nereikėjo daryti. Tai kokia jūsų vertė? -10 eurų. Tai va iš to ir gaunasi, ta prasme, kad šitą visą čia, tai būnant santykiuose, dalis tavo tos aš, kaip nepriklausomybės, va ką tu veiki, kur tu leidai laisvalaikį, ta prasme, čia yra tavo. Ir tada tu esi, va, kaip čia ta. O jeigu tai yra priklausoma nuo to, nors sakau, čia nesusijęs su jokiom žaizdom, ta prasme, aš nesu matęs nei vienos tokios poros laimingos, ta prasme, kur vyras 110% išlaikytų, ta prasme, jie būtų kartu. Tos tarnaitės, kaip čia dabar pavadinsim švelniau, ta prasme, jos anksčiau ir vėliau nueina į tą degradaciją. Yra tas rojus, yra masažai, yra kosmetika, yra ten mašina, ko nori, viskas yra. Blemba, nedžiugina ir nors tu ką. Būtent dėl to ir nedžiugina, kad pažeisti patys pagrindiniai gyvenimo dėsniai. Moterys žydrūnai bijo kalbėti su vyrais apie pinigus. Iš mano asmeninės patirties, kiek asmeninių konsultacijų buvo, kiek mokymuose ar ne, pagrindinė baimė yra bijo paprašyti vyro pinigų. Čia tas pats savęs nepriėmimo kompleksas. Ta pati dalis. Teko stebėti tokį tyrimą ir labai nustebino ir tuo pačiu sudomino ir nudžiugino, galima sakyti taip. Reiškia, aš visada norėjau išsiaiškinti vienu kampu, reiškia, ką reiškia iš tikrųjų žmogaus negebėjimas pasakyti ne. Ir labai nustebau, kai buvo išreikštas toks teiginys, kad negebėjimas pasakyti ne, tai yra dalis veidrodinio narcisistinio komplekso, kur reiškia, aš pasakęs ne, negražiai atrodysiu prieš kitą. Tai dabar klausimas yra toks, kaip tas moters negebėjimas pasakyti kažką tai dėl pinigų, ta prasme, bus susijęs su tuo pačiu. Tai klausimas yra toks, o kas bus po to, kai aš pasakysiu, ir jeigu aš kažkaip įsivaizduoju tą vyrą, tai greičiausiai ten bus galbūt kritika, pykimas, ten dar kažkas. Tai žiūrėkit, aš bijau baudos ir tam, kad nebūtų tos baudos, žmogiška sistema veikia paprastai. Mes vengiam skausmą ir siekiam malonumo. Tai iš to ir gaunasi, ta prasme, kad reiškia žinodama, kad gali būti, nesvarbu bus ar nebus, ta prasme, skausmas, tada aš automatiškai to vengiu. O dabar klausimas yra toks, kaip tą problemą išspręsti. Tai pirmas ir paprastas dalykas yra, reiškia, žiūrėkit, jeigu vaikas kažko tai pridirbo ir jisai bijo, kad bijo, iš karto pasako, tik pradėdamas kalbėti. Tai reiškia, mama, norėjau mamai, viskas aišku. Tada mama galvoja, savaitę be telefono, galbūt ten, ta prasme, uždrausim tą, uždrausim aną ir panašiai. Tai va, tikrai pusė suko. Jeigu su vyru lygiai taip pat kalbėsite apie pinigus, tai greičiausiai bus pastabos. Jeigu vyrui užtikrintai pasakys, klausyk tu vyras ar ne, mes jau čia permetėm sterelės į kitą pusę ir tada problema yra tokia ir tokia. Viskas. Nes, žiūrėkit, paprastai, ta prasme, jums labai galbūt keistai skambės, bet aš daugelio vyrų spėju, reiškia, daugelio vyrų vardu galiu pasakyti vieną paprastą dalyką. Mums nusišikta ant gėlių, bet mes perkam gėlės tik dėl to, kad perkam tą emociją, kurią suteikia gėlės jums. Ir nieko nėra baisiau, žinai, kai tu nuperki gėlių, pareini namos, nu pačiom gėlėm gauni per galvą, ta prasme, tau sako, kam švaistai pinigus, čia mamos. Tada šitą visą antras variantas, tu pareini su pačiom gėlėm, ta prasme, o tau sako, tai ką pridirbai? Ir tada automatiškai tu galvoji, kokią tu tą emociją pirki. Ir aš ten pažįstu porą vyrukų, kurie iš tikrųjų perka gėlės, nes patiems patinka gėlės, bet čia atskira kategorija. Bet į kurią pusę ir spaudžiu, ta prasme, didžiąją dalim vyrai sako, perka gėlės tik dėl emocijos. Ir tada klausimas, kokia ta emocija. Tai vat lygiai čia tas pats. Ta prasme, jūs kažko tai prašot, tame prašyme, sakau, jūs jau iš karto turit programėlę susidėję, kaip jūs prašot. Nes ir jūs pažįstate, ir aš pažįstu moterų, kurios taip paprašo, kad vyras 2 savaitės ant puoduko neina, ta prasme, padaro pavedimą ar ten dar kažką. Tai va čia nuo žmogaus priklauso. Tai jeigu bijot ir nedarykit, bet tada geriau savęs nebauskit. Nes kitu atveju gauni šizofreniją. Ir noriu, ir bijau. Tai apsispręsk, ta prasme, arba tu bijai ir bijo kokybiškai. Ir aš garantuoju, kai jūs leisit savo kokybiškai bijoti, ta prasme, anksčiau ir vėliau ta baimė pasibaigs ir jūs išdrįsit. Nes paimkim paprastą istoriją.
Kiekvieną kartą, kai katinas vejasi pelę, žaidimas yra toks, pelė turi bėgti, katinas turi vytis. Bet yra tokių situacijų, kada katinas įvaro pelę į kampą ir pelė nebeturi ko prarasti, reiškia ant stalo stovi gyvybė, pelė kažkodėl nustoja bijoti ir šoka ant katino. Ir dažniausiai pelė laimi, nes katinų sugriauta programa. Kaip taip? Čia turėjo vytis, jinai turėjo bėgti, o jinai dabar priešingai. Tai lygiai taip pat. Jeigu bijot, geriau nedarykit, nes jūsų baimė bus patvirtinta. Ir geriau tada išbijokit iki galo. Ir aš jums garantuoju, kad kai baimė pasieks tam tikrą apogėjų, kai jau mirsit iš bado, nes jums nedavė bulkos, tada galbūt išdrįsit paprašyti. Jo, ir tas prašymas bus kitoks, ar ne iš mažos mergaitės. Aš atsiprašau, reiškia, jeigu prašo tam batelių, reiškia, jūs neverta batelių dėl ko, už tai, kad bijot ir nedrįstat paprašyti ant batelių. Čia principas tas pats. Ir išorė visada atspindės vidų, energijos nesuvaidinsi. Būtent. Vat kada ten tas yra toks terminas prie moteriškumo klijuojamas kaip karalienė, ta prasme, nu vat neapgausi, vat ta karalienė jaučiasi. Vat jeigu moteris turi savyje tą karalienę, o kas tai yra ta karalienė? Aš vertinu save savyje 110%. Viskas. Ir tada jaučiasi. Vat jinai frazę pasakė, ta prasme, viskas įvyko automatiškai. Tai vat iš to ir gaunas, ta prasme, kad vat tada vyrai, vat kuo ta lapė sunkiau pasiekiama, plačiai to žodžio prasme, ta prasme, tuo jinai daugiau turi vertės. Žydrūnai, ačiū tau, nes tu intuityviai papasakojai apie vieną pagrindinę mano programą Aš karalienė, kuri veikia moterims 4 metus nesustodama. Ir mes ten tą archetipą nagrinėjam, ką reiškia būti prabangia moterim ir šalia savęs turėti prabangą. Reiškia ir mano vyras karalius, reiškia, ar ne. Ir iki to reikia daeiti, sakyk, Žydrūnai. Tai tu labai teisingai sakai, bet aš dar tik tai prie to pridėsiu, kad šitą visą, kas ir yra ta karalienė. Karalienės yra 2 rūšių. Yra karalienės, kurios bando kompensuoti ir sukurti karalienę per išorę. Tai reiškia, nusiperka ten, nežinau, drabužėlius, ant kurių parašyta ten Gucci su klaida ar ten dar kažką. Aš jau čia sarkazmuoju, bet į tą pusę ir spaučiu, galima tai laužti per išorę. Bet klausimas ir yra toks, ar dažnai keičia tą patinį trikotažą. Į kurią pusę aš esu, ta prasme toksai, kada iš tikrųjų viduje yra karalienė, jinai gali būti su paprastom, ten, nežinau, pilkom kelniam šiukšlės, nes šitą prasme jausis, kad yra karalienė. Tai reiškia, pagrindinis dalykas, ką mano Roberta bando, reiškia, padaryti su jumis ir ką aš pritarčiau, reiškia, karalienė jinai viduje. Ir ką mes ant jos galėsim, vis tiek jausis karalienė. Tai vat lygiai taip pat ir čia. Taip, Žydrūnai, labai tau pritariu, net kartais, ar ne, nupirktas rūbas su meilė užsidėtas gali būti iš second hando, bet tu jautiesi, va ta būsena yra prabanga ir tu viskas, ir nereikia ten kažkam tarnauti, nuo kažko priklausyti, nuo kažkokių vardų arba etikečių. Kaip manai, kodėl, Žydrūnai, dabar yra tiek daug stiprių moterų? Koks tavo kaip vyro pamąstymas? Dabar jau čia vyrams nepatiks ir mane ten keli vyrai išmes iš Facebooko, bet aš sutinku su teiginiu, kad moterį stiprią padaro silpni vyrai. Man patinka šis teiginys, Žydrūnai, galiu pasakyti. Neturiu tikslo patikti moterį, bet aš noriu būti sąžiningas, kaip čia. Mano vienintelis gyvenimo kredo pagrindinis ir yra matyk taip, kaip yra. Tada tu turi šansą ten kažką nuveikti, pasiekti ir panašiai. Nes kai tik paskęstam iliuzijas ir pradedam save apgaudinėti, kaip aš prieš tai bariau moteris ir sakiau, moteris pas vyrą kažkas nepatinka, čia ieškokit savyje. Ir lygiai taip pat dabar tą patį sakau, ta prasme, man kas yra moteris kaip sutvėrimas, kaip nežinau, būtybė kažkokia, tai kas yra įdomu, jinai yra universali. Ir kas yra universali? Pavyzdžiui, vyrai tokie, vyras arba silpnas, arba stiprus, ir ten labai dažnai būna, kad, kaip čia, labai retai, kad pasikeistų. Jis toks, jis silpnesnis ir jisai bus visą gyvenimą silpnesnis. Su moterim priešingai. Labai dažnai reiškia moters dinamika priklauso nuo to, kas yra šalia. Yra tokių variantų, kurių ten sunku pakeisti, bet principas tas, kad reiškia stipri moteris. Tai paimkim tą pačią stiprią moterį, kai tikrai šalia jos yra tikrai stiprus vyras, ta prasme, jinai sunkiai pasispardydama, bet kokiu atveju, ta prasme, po truputėlį bus priversta silpnėti ir gali silpnėti. Dabar šitą visą, jeigu priešingoje pusėje, reiškia, mes turim stiprią moterį ir turim silpną vyruką, kad jisai sustiprėtų, iš 1001, ta prasme, nes manęs irgi vyrai dažnai klausia, sako, kokią tą žmoną susirasti. Sakau, susirask tokią, kurios nepavyzdžiai, sakau, tada užaugs, nepabaigsiu sakinį. Nes tada tu savo įrodysi, kad tu gali, kada jinai tave pradės gerbti, sakau, tada tu jau automatiškai būsi vertas pagarbos plačiaja to žodžio prasme. Bet čia vienetai iš 1000. O kas yra įdomu su moterimi, reiškia, moteriai priklauso nuo to, kas šalia. Ir aš pažįstu pakankamai daug techniškai silpnų moterų, kurios yra labai stiprios, dėl ko, jos sugebėjo, čia taip jau gyvenimą susidėliojo, reiškia, sukurti santykius su silpnais vyrais ir jos buvo priverstos tapti stipriomis. Nes pačiai
kur yra stiprumas. Va, sakysim, vyras liko be darbo, žmona sako, tai gal nueik į darbo biržą, o vyras sako, nu, aš jau žemiau direktoriaus neįsiu, ta prasme, nes, nežinau, 3 metus buvau direktoriumi, ta prasme, reiškia, automatiškai aš valytoja nebūsiu. Sunkiai situacija, ką daro moteris, dabar reikia pabūti valytoja, gerai, aš galiu, bet čia ir yra tikras stiprumas. Priimti situaciją taip, kaip yra, nusileisti ant žemės, ta prasme, ir išspręsti problemą. Tai va, iš to ir gaunasi, kad, ta prasme, didžiąją dalim, reiškia, stiprios moteris atsiranda dėl to, kad vyrai yra silpni. Bet čia nesustokim, dabar sukim į kitą galą. Klausimas toks, o kas vyrus padaro silpnais? Labas, mamos, mes jūs mylim, jūs irgi mus mylit. Tai va, tai kuria pusė ir suko, čia toks uždaras ratas, reiškia, silpni vyrai padaro moteris stipriomis, ta prasme, stiprios moteris sukuria. Dar yra tas pasakymas, kur stiprus tėvai sukuria silpnus vaikus, silpni vaikai sukuria stiprius vaikus. Nu, tai kažkas panašaus, tik tai dabar pridėkim vyrus ir moteris ir gaunam tą patį rezultatą. Taip kad, sąžiningai žiūrime situaciją, kad visi esam kalti, tai dabar išėkim iš to taško ir klausimas, ką norim padaryti. Nes, pavyzdžiui, analitikas. Analitikas tai reiškia stebiu aplinką ir darau išvadas, kokios yra tendencijos. Aš manau, kad Roberta pastebėjo, kad pakankamai daug yra to moteriškumo judėjimo įvairiausių, ta prasme, vieni per vieną kampą bando, vieni per gučiai, kiti iš vidaus, treti dar kažkaip tai. Bet tai ir rodo, kad visuomenė yra užsakymas, kaip ir mada santykinai, bet tuo pačiu ir tendencija, ko mums trūksta. Tai iš to ir gaunasi, nes gamta ką nemėgsta pusiausvyrą. Bet kiek yra kiškučių miške, tiek ir bus vilkų ir jie vienas su kitu susiję ir nei vienas nėra nei svarbesnis, nei žemesnis. Iš to ir gaunasi, reiškia, kad šitas užsakymo trūkumas, ta prasme, jisai kuria poreikį ir tas poreikis automatiškai transliuojamas per išorę. Lygiai taip pat yra pakankamai daug tų pačių vyriškumo klubų, kur dar per seniausiai visai jų nebuvo. Tai iš to ir gaunasi, reiškia, yra trūkumas. Jo, Žydrūnai, labai pritarsiu tau, harmonija ir balansas ir dabar kaip niekada per sunkias situacijas mes matom, per santykius poroje, kad reikia to moteriškumo, ko mes ilgą laiką nevertinom, nes moteris buvo susikaupusios, stiprios ir dabar, kai aš irgi dirbu su moterimis, matau, kad ta pati moteris, ką tu ir paminėjai, jinai gali kisti per savo pirmiausia asmeninį pavyzdį, nes buvau visada kažkada seniau labai stipriai karė ir matau, kad wow, realiai tikrai per vidų keičiasi visa mano išorė, tas pats vyras netgi, kuris galbūt kažkur pritingėdavo, dabar jau kitaip visai žiūri į pasaulį. Tai mes, moteris, galim, aišku, ir vyrai. Tai čia yra nuostabu, kad dabar pokyčiai. Kaip tu, kaip vyras, Žydrūnai, irgi buvo toks klausimas, ar ne? Viso žiūri, bet nes klausimų neužduoda. Užduokit savo klausimą, einam į pabaigą live, tai užduosiu. Žiūri mama. Žiūri mamos, bet aš dirbu irgi su šita pozicija, moterims padedu tiesiogiai iš jos išeiti, tai viską galima padaryti iš tikrųjų. Kaip tu kaip vyras, į ką atkreipi dėmesį į moterį, kai ją pamatai? Aišku, jeigu tu dabar ar nesi santykiuose, visą kitą, galbūt pačioj pradžioj, į ką vyras instinktyviai atkreipia dėmesį moteryje? Ar stengiasi pamatyti jos vidų, ar kaip tik tiesiog instinktyviai pagal gamtą į išorę? Nu, kaip ir visi vaikinai, kai dar buvau jaunas ir žalias, tai praėjau tą etapą, kuris vadinasi visų pirma žiūrim į papus, o tada vėl. Čia tas jaunystė, kvailystė, visi buvo, viskas tvarkoj, dabar šitą visą, dabar jau kaip specialistas pasakysiu, čia galbūt bus klausimas auditorijai. Mes jį truputėlį vėliau atsakysim, klausimas jums. Į ką iš tikrųjų vyras žiūri, pamatęs moterį, pasąmoningai. Ir va tą, ką aš minėjau, reiškia krūtinę ir užpakalį atmeskim, nes šitą visą. Čia yra 3. ir 4. subjektai, į kuriuos jisai žiūri. Visų pirma, jisai žiūri ne ten. Tai va dabar nežinau, Roberta, klausimas tavo nuomonė. Jeigu atmetam tos... Nes jeigu sąžiningai žiūrim, reiškia, kodėl vyras žiūri moterį į krūtinę, juk kas iš tikrųjų yra krūtinė. Mes visi buvom vaikai ir tikriausiai, nežinau, valgėm iš tos krūtinės. Tai techniškai tai turėtų būti kažkoks maisto bankas, o mes tame matom tą seksualumą, nes va, tas pirmas seksualumo susiejimas yra būtent per tą vaikystės, kaip čia tą saugumą, jausmą ir panašiai. Nes kai tikrai įsigilini, supranti, kad krūtinė tai visai ne apie tai, kodėl mes ten žiūrim. Va, kas liečia užpakalį, irgi yra logikos tame, ta prasme, nes pagal tą dydį, smūgį, ūgį ir visą kitą vyras supranta, kiek vaikų čia galima susilaukti ir taip toliau. Pasąmoninė prasme, reiškia, ar gera gimdybė, ar mama ir panašiai ir panašiai. Ok, bet šita visa tikras dalykas, tikriausiai niekas nekomentuoja, nes mama čia dabar, kaip čia, valgo baltą mišrainę iš vakar, ta prasme, ir ramiai žiūri.
Tai šitą visą, čia neuromokslo tyrimas, tikras tyrimas, kur tau, reiškia, galvos uždeda šalmą, tada šitą visą yra specialūs, reiškia, akiniai, kurie fiksuoja tavo žvilgsnį, reiškia, ir parodo ten, kur tie taškai didėja, kada tu ten per ilgai žiūri ir panašiai. Va, ir šitą visą jūs labai merginos nustepsit, nežinau, ar girdėjote ar ne, bet šitą visą visų pirma ir visada pasąmoninė prasme, pirmą sekundę vyras žiūri į moters plaukus. Wow. Wow. Ir dabar klausimas, o kas tose plaukuose? Kokia jūs šeimininkė, vyras supranta iš jūsų plaukų. Ką tai reiškia? Nu, jeigu nesužiūrit savo tų plaukučių, tai greičiausiai prasta. Toliau, iš jūsų plaukų vyras supranta, kokia jūsų sveikata. Na, jeigu plaukų tik tai 3, tai greičiausiai tie vaikučiai bus irgi su defektais. Čia aš labai sutirštinu ir sarkazmuoju, bet kad jūs suprastumėt pačią esmę. Toliau, dabar aš jau sakau kaip kriminalinis psichologas, plaukų ilgis tiesiogiai parodo, kiek moteriško hormono yra sistemoje. Tai jeigu paimsit vaikinus, kurie ten groja, muzikuoja ir visą kitą, jie automatiškai nori pasileisti ilgesnį plauką, nes būtent tai yra tas moteriško hormono dalis. Tai reiškia, kuo ilgesnis žmogaus plaukas, tuo žmogus yra moteriškesnis, jausmingesnis. Ir priešingai, ta prasme, jeigu nueisit ar nuvažiuosit kažkur tai Panevėžį, Šiaulius, ten tie berniukai, kurie sako, ar turi rūkyti, ta prasme, jie paprastai turi 3 mm plaukučius. Tai reiškia, trumpas plaukas nėra tas pasakymas trumpas protas. Trumpas plaukas lygus sistemai daug agresijos, ilgas plaukas mažai agresijos. Ir va čia apie tos plaukus, ta prasme, galima atskirą paskaitą daryti, ta prasme, bet ten bus visi atsakymai. Ir vyras tai daro pasąmoningai, jisai nesuvokia, bet per plaukus, va, viską, pusę, ką aš išvardinau, reiškia, jisai gauna visą informaciją apie moterį, būtent tik tai žiūrėdamas jo šukuoseną. O tada jau ten, ir kai jo viešai paklausė ir būtų tardymas, sakytų, jo, žiūrėjau į krūtinę, į užpakalį ir panašiai. Ne, pirmą sekundę, čia sakau, čia tikras reikalas, aš kai perskaičiau tą tyrimą, man pribloškė, kur? Į plaukus? Į plaukus. Žydrūnai, tai dabar noriu paklausti, man gimė suvokimas, visada išplauti plaukai, ta prasme, ar ne, nu, esmė tokia. Bet o jeigu surišti plaukai, nėra galbūt skirtumo. Čia, aišku, tokia... Ne, tai ta prasme, nei gerai, nei blogai, bet yra, kad čia pati plaukų kokybė, kurią, pavyzdžiui, įvardinti, daryti tyrimą, tai būtų pakankamai sudėtinga, bet aš manau, kad savo aplinkoje turi irgi draugų ten, kurios sako, kad mano plaukai nevykia, ta prasme, ypatingo dėmesio jos nekreipia ir panašiai. Bet žiūrėk, kad čia yra ištisa enciklopedija vyrukai. Bet ir vėl, jeigu vyrukas yra baigęs 2 klases, vaikystėje buvo iškritęs iš vežimėlio, visai neišrankus, ta prasme, viena akis klasytė neveikia, nes vaikystėje žaidė su fejerverkais, tai ją tikriausiai pasirinks. Ir nieko blogo čia nėra. Bet aš tą pasirinksiu. Kiekviena moteris susiras savo. Bet tada klausimas jums, merginas, o ko jūs norite? Ir vat, kai atsakot savo klausimą, ko jūs norite, tada klausimas toks, o kokia šukuosena? Nes jeigu, pavyzdžiui, paimsim tą istoriją pelenę, tai tada klausimas toks, kokia pelenė šukuosena. Tai aš ten mačiau, kad viską padarė tą pamatę, bet iš tikrųjų pelenė, ta prasme, prieš tai turėjo nueiti į kirpyklą, ta prasme, ten turėjo pasiruošti kaip reikalas. Nes tam, kad suviliot princą, reikia tos, kaip čia, tikrai princesiškos, vadinkim taip, šukuosenos. Tai va, aš to ir gaunasi. Čia viskas alegorijos ir simboliai. O, labas Ieva, kaip malonu tave matyti. Tai klausimas, jeigu buvau ta, kuri nemyliu savęs, ėmiausi dirbti su savimi ir paaugau savo moteriškume, galiu savyje šalia esantį vyrą taip pat paauginti. Ar tai vyksta tik neturint tam lūkesčio, ar dažnesnis variantas, kad šis atkris ir ateis į mano gyvenimą stipresnis? Ieva, nieko nereikia daryti su savo esamu vyru, viskas, ką reikia daryti tik tai su savim ir klausimas kaip. Aš pasakysiu, kaip merginos daro poveikį vyrams. Dabar įsivaizduokime, reiškia, Palanga, pliažas, stovi 3 vyrukai su tokiais kokybiškais 90 mėnesio alaus pilvais ir pro šalį tikrai praeina gražiai mergina su gražiais plaukais, ta prasme, krūtinė ir užpakalį. Kas įvyksta? Vyro alaus pilvukai 12 sekundžių dingsta. Dėl ko vyrukai pasitempė, nes mergina tik tai savo praėjimu ir savo kūnu padarė šitiems vyrams poveikį. Tai čia yra fizinis dalykas, lygiai taip pat yra su psichologiniu. Ta prasme, kai jūs kažką tai darysit ir iš tikrųjų pasikeisit, jūsų vyras bus priverstas pasikeisti. Jeigu jisai nepatems to pasikeitimo, jį pakeis, bet jums dėl to daryti nieko nereikia. Nieko. Nes labai dažnai merginos daro tą klaidą, galvodamas, pakeisiu asilą, jau tada būsiu karalienė. Ne, bus kitas asilas, bet su karūna. Ta prasme, jūs jam uždėsit. Niekas nepasikeis. Pokytis iš vidaus, tai reiškia, kad jūs iš tikrųjų pasikeisit, tada automatiškai tas vyras pasitems, pasikeis. Nes padarykim paprastą eksperimentą. Jūs įsivaizduojate, kad savo aplinkoje, savo giminėjai, kažkur yra tokių vyrukų, kuriuos jūs skaitot neįvykusiais.
Nu, ir dabar tos nevykusius vyrukus savo mintise, pabandykit sugrupuoti su tokia moterim, kurios ten tikrai, wow, sėkmės pavyzdys ir visa kita. Tie vyrukai privalės temptis. Va čia tas įtemptas pilvas, ta prasme, čia tas įtemptos pastangos ir panašiai, panašiai. Tai va čia taip ir gaunas, kai jūs keisitės, jūsų vyro pirma mintis bus, jinai turi kitą. Keičiasi, nes vyras irgi, kai susiranda, ta prasme, kitą, ką jisai daro, kur mano ten tie šliubiniai marškiniai, kur mano ten tas ir tas ir tas. Nu, jeigu vyras pradėjo puoštis, prieš tai niekada nesipuošęs, turim klausimą, turim problemą. Čia pas vyrus, o kalbant apie moteris, lygiai taip pat, ta prasme, kai moteris pradeda tvarkytis, temptis ir visa kita, jūs žiūrėkit, kai pora susieina, tai yra tie patys kiškučiai ir vilkai miške, tai reiškia, turi būti pusiausvyra. Tai dabar moteris pradeda staiga augti, ta prasme, vyras pasilieka čia. Pas jį du pasirinkimai. Arba perku 4 žaibo alaus, ta prasme, ir pradedu nusigerti, nes jau gyvenimas baigėsi už tai, kad aš jos nevertas, arba pradedu stiebtis. Kiškučiai ir vilkai, logika ta pati. Žydrūnai, tai čia nuostabu klausytis tavęs ir aš dažnai moterim sakau, mes norim vyriškų vyrų, ar ne? Ir vyriški vyrai augina vyriškų savo pečius energetiškai apie tai, ką tu kalbi, apie stengimąsi, apie ėjimą per iššūkius, netgi šalia savęs turint moterį, ar ne? Ir dabar tu perėjai į mano tokį klausimą, vieną iš paskutinių, gerai, Žydrūnai. Šitą tavo teiginį patikslinti, ta prasme, apie vyrus reikėtų kalbėti atskirai, ta prasme, klausimas yra toks. Žiūrėkit, kur skirtumas yra. Moteris turi priimti save savyje ir atras gerą santykį su savim, va čia dabar bus skirtumas. O vyras turėtų gerbti save. Čia yra skirtingi dalykai. Ir ką reiškia vyras turi gerbti save? Moteris, žiūrėkit, eina į save ir turi santykį savyje, vyras save savo ir kitiems įrodinėja per išorę. Tai reiškia, kokia mašina, kiek pinigų, ką aš ten nuveikiau, ką nugalėjau, kokia mano moteris, ta prasme, čia jam visur yra kovos laukas. Bet tada jisai per tai būtent vertina, kaip jisai save gerbia. O draugai sako, ne, papasy kokią fainą žmoną. Tai vyras supranta kaip. Nu, va, tą didžiausią bizoną aš nušoviau. Ta prasme, aš vertas to, kad būt su ja ir tame mano vertė. Tai reiškia vyras per pagarbą savo. O klausimas, kas ta pagarba savo. Nes va, vyro meilė savo iš tikrųjų yra per išorinius atributus. Kiek aš užkariavau, ką aš nuveikiau, ar aš ten kažkur vedlys ir visą kitą, bet per pagarbą savo. Tai iš to ir gaunas, jeigu vyras pasakė, aš rytoj pakeisiu lemputę, jis turėtų ir pakeisti, dėl ko čia ta pati pagarba savo. O jeigu vyras sako, nereikia man ten kas pusę metų priminti, ta prasme, tai viskas čia mes turim vokišką vyrą. Jisai negerbė savęs. Pasakęs, ką jisai padarys, jisai nepadarė, jisai negerbė savęs. Tai lygiai taip pat, ta prasme, čia, bet esminis dalykas yra toks, moters į save ir vyro į save skirtingi dalykai. Čia, kad moteris į save, vyras nuo savęs, reiškia, aš išoriai kariauju ir taip įrodinėju, koks aš vyras. Tai per tą išorę aš save gerbiu. Čia skirtingi dalykai. Tai aš tiesiog noriu patikslinti, kad vyriškumas, moteriškumas ne tas pats. Taip, visiškai ne tas pats, yra visai skirtinga bazė. Žydrūnai, tu šiek tiek minėjai apie įtemptą pilvuką, apie vyriškumo išsiplėtimą, kai praeina graži moteris, ten kai šilta ar ne kažkur prie jūros. Dabar tu paminėjai apie lemputės pakeitimą. Mano klausimas būtų toks, 2 iš karto aš atsakysiu. Ar moteris gali įkvėpti vyrą ir jeigu atsakymas teigiamas, kaip tai padaryti, tą lemputę keisti? Nu, kad jisai pasakė ir padarė. Jeigu jisai prieš tai, nu, va taip. Papasakos anekdotą ir ten bus atsakymas. Gerai. Moteris vyro prašė labai ilgai, reiškia, ten kažkur sutvarkyti bėgantį kraną virtuvėje ir vyras vis žadėjo. Ir vieną dieną vyras grįžta iš darbo ir žiūri, kranas sutvarkytas. Ir jis sako, kaip čia viskas įvyko. Sako, paprašiau kaimyno, kad sutvarkytų. Vyras sako, tai kiek sumokėjai? Nu ką čia, kaimynas sakė, arba padainuoja, arba atsiduodi. Vyras sako, tai ką dainavai? Kas aš to, kokia dainininkė, sako. Žiaurus anekdotas, bet jame yra daug išminties per tą kampą, kad, kaip čia pasakyti, tas vėl niekam tikęs giminaitis ir ta kažkokia super duper ten moteris, ta prasme, ir jie kartu, nu, jisai pakeis tą lempą. Dėl ko pakeis, tai klausimas toks, ne problema su jūsų prašymu, problema su tame, kiek jumise vertės. Ir reiškia, jeigu ten moteris iš tikrųjų paprašė pakeisti lemputę ir jisai nepakeitė, ir moteris, ta prasme, nusisamdė, ten tai yra tas vyras 1 valandai, ten tie, nu, aš kalbu apie tos, kur ten stalius, ten kažkoks elektrikas ir panašiai. Ir jinai susitvarkė, tai klausimas toks, kaip tada tame jaučiasi vyras. Bet yra vienas labai svarbus niuansas, kurį verta paminėti.
Ir tas niuansas yra toks. Gerbiamos moteris, merginos, mamos, vaikai, kas jūs ten bebūtumėt. Atsiminkit vieną paprastą dalyką. Iš principo vyrai visi yra tinginiai. Ir jeigu vyras mato, kad moteris gali pati, tai jis greičiausiai nieko nedarys. Tai reiškia, jeigu jūs iki tol 12 metų keitėt padangas pati, tai dabar priversti vyrą bus pakankamai sunku. Ir kai jūs ateinat ir jūs sakote, aš silpna, istorija sako kitaip. Tai va, ten apsivesti ir kaip čia pasakyti, kad to nebuvo, bus pakankamai sunku. Ir čia jau laimi ten tie, reiškia, arba tos merginos, kurios eina į santykius iš pradžių. O tai reiškia, ta prasme, kad jeigu esat nuo pradžių, tai ir būkit nuo pradžių, o tai yra būkite silpna. Tada vyras jaučiasi vyru. Ir pastebėkit labai paprastą dalyką, čia galima netgi per jūsų vaikus tą pavyzdį pateikti. Kai jūsų vaikas nupiešia kažkokią mašinėlę ir jūs sakote, wow, tadukai, kokią fainą mašinėlę, ką daro tadukas, daug didesnį lapą piešiu, dar didesnę mašiną, prasme, jisai yra įkvėptas. Tai kai vyrui sako atrankusis, aš manau, kad tu gali panešti tos 2 šilo maišelius iki namų, jisai jaučiasi vyru. O kai jis jums sako, tu ne taip imi, užsidėk ten, pasidėk tą, tada vežimėlį ant galvos ir dabar jau varyk namo, vyras sako, eisiu nusipirksiu sijoną, mačiau, buvo akcija. Žydrūnai, tiek daug geros emocijos tu man įneši. Žinok, moteris čia sako, kad labai daug sužinojo, pamatė, va, sako, kiek daug ačiū, tiek aiškumo įnešė, tai esu tikrai dėkinga. Paskutinis klausimas, Žydrūnai, ar tu per savo patirtį, kaip vyras ir panašiai, žiūrėsiu dar Ieva, gal kažką užduos, jeigu ką jos klausimą atsakysim, ar yra kažkas, kas, tokį stebuklingą receptuką iš 3 ingredientų santykiuose tarp vyro ir moters, kokie tie ingredientai turėtų būti A, B, C, kad santykiai tarp vyro ir moters klestėtų, būtų romantiški, būtų juose gera, faina, malonu, meilė augtų? Platus klausimas. Du variantai. Tai jeigu mes tikslinam klausimą ir sakom, kad pagrindinė problema poroje yra susikalbėjimas, tai yra labai faina terapinė priemonė, tai nusipirkit knygą Vyrai iš Marso, moteris iš Veneros ir kiekvieną vakarą po vieną skyrių paskaitykit garsiai. Paskaitę būtinai pasikalbėkit, kaip kas supratot ir jūs suprasit, kaip skiriasi mūsų žodinėliai. Ir nuo ten prasideda didžiuliai pokyčiai. Pirma dalis. Antra dalis, ta prasme, toks, jeigu ieškom tos, kaip čia, auksinės moteriškumo technikos, tai aš jau ją paminėjau, tai aš dabar paakcentuosiu. Gerbiamos merginos, nueikit į, priklausomai nuo jūsų moteriškumo tipo, jeigu esat mama, tai nueikit į jis, kad ten mačiau yra nuolaidos, jeigu ten esat vaikas, tai pasiimkit kokį spalvotą gražų ir panašiai, dizainerio darbo. Va, nesvarbu, koks tai bus, bet esminis dalykas toks. Kiekviena iš jūsų įsigykit veidrodį, tokį ūgio dydžio, kaip žmogaus. Ir ant veidrodžios lūpdažiais pasirašykite. Pamenat, buvo tokia pasaka ir daug tų pasakų buvo su to kampu, kur. Veidrodėlį, pasakyk man, kas šitam pasaulyje gražiausias. Tai lygiai taip pat, pasiėmus tą veidrodį, reiškia, užsirašykit, ko jūs linkit savo, aš priimu save, tinka, aš esu karalienė, tinka, bet kas. Ir kiekvieną kartą žiūrėdami tą patį veidrodį, reiškia, ar tai būtų, ir ypatingai, kada tai bus kažkokia tai problema, reiškia, kaip ir minėjau, atsakymą ieškokit veidrodį, o tai reiškia savyje. Tai va, su vyru susipykot, vyras nepakeitė lemputės, tai klausimas yra toks, žiūrint į veidrodį, ką aš turiu pakeisti savyje, kad būtent tai ir įvyktų. Tada išeinate į lauką, užsidėjusi bikinį, ta prasme, ir sakot, kaimynai, gal gali pakeisti lemputę, jūsų vyras žino, kad namą perdažys, lemputę pakeis, ta prasme, ir dar kaimynai duos į galvą. Tai aš jau čia garsiai, kaip čia, sarkazmuoju ir šaržuoju, bet aš noriu pasakyti taip, kad pasaulio pokytis prasideda pas jūs nuo jūsų, pas mus, pas vyrus nuo išorės. Kuo daugiau užkariaujam, kuo daugiau briedžių nušaunam, ta prasme, tuo mes vyriškesni jaučiamės, čia atskira tema. Tai mes išoriai, jūs savyje. Ir tada mes gaunam kiškučiai ir vilkai. Tai va tam, kad tie kiškučiai ir vilkai, reiškia, gražiai gyventų ir sugyventų, jūs turit būti savyje. Moteris, kuri keičia pati padangas, jinai įrodinėja save per išorę. Tai va, taip kad veidrodis, lūpdažis ir Žydrūnai ir Ievos dar toks klausimas labai praktiškas, kad vyras sako, ateik išmokysiu pakeisti tą padangą, jei kas nutiktų ir mokėtum, kai manęs nebus. Sako, sutikti mokytis ar ne? Ar po to nesakys, kad moki pati ir keistis visada teks? Antras anekdotas, bet jisai tema. Reikia kažkokios šalies prezidentas su žmona. Kortedžas važiuoja ir prezidentas užsimanė
kavos, pavalgyti, dar kažko. Ir jie sustoja prie kažkokios tai kavinės. Jie užeina į tą kavinę, reiškia, apsauga ten saugo, nieko neleidžia į kavinę, jie sėdi kavinėje. Ir tada būtų prezidentas ir jo žmona, reiškia, pamato, kad kavinės savininkas yra buvęs tos prezidento žmonos vaikinas. Prezidentas su pašaipa pasako, nu va, nebūtum ten ištekėjus už manęs, dabar būtum baro savininko žmona. Jis sako, ne. Jeigu aš būčiau ištekėjus už jo, jisai dabar būtų prezidentas. Čia yra atsakymas. Čia yra atsakymas, ta prasme, kad jeigu vyras sako, ateik išmokysiu, čia tėvas kalba. Tėvas vaiką turi išmokyti kalti vinį, ta prasme, pasikeist padangą ir taip toliau. Moteriai nereikia tam tikrų dalykų mokėti, kaip keisti padangą. Kada bus problema, tu ją tikrai išspręsi kažkaip. Tai galbūt tai bus kitas šaunus vyrukas šalia tavęs, ta prasme, gal tu į servisą nuvažiuosi, nesvarbu, kaip tai bus. Bet, ta prasme, tau nereikia mokėti kalti vinį. Taškas. Ir aš čia nebandau būti kategoriškas, ta prasme, techniškai moteris gali mokėti kalti vinį, bet į tą pusę ir suku toks, tas išmokymas ir yra tinginio kelias, kur sako, davai, aš ją išmokysiu ir paskui man pačiam nebereikės daryti. Ne, tai kol tu esi tu daryk, ta prasme, kai bus problema, spręsim tada. Žydrūnai, esu be galo be krašto dėkinga už čia visą, matau, moteris irgi rašo, kad yra dėkingos už tavo pasidalinimus. Ir trumpai pasakysiu, kad jau atsidarė į šiais metais stipriausią stovyklą Portugalijoje registraciją, nes mes ten dirbsime su savo vidum 4 dienas, nuo ryto iki vakaro, be pabėgimo nuo savęs. Pereisime per tai, ką Žydrūnas sakė, per motinos poziciją santykiuose, ką reiškia mergaitė, ką reiškia užauginti ir jos nerodyti išoriai, neiti į vyrą, į santykius su vyru iš mergaitės ar ne. Ir ką reiškia būti ta moterim, magnetinė moterim, prabangia, kurios visas vidus tai spinduliuoja. Tai būtinai kviečiu visas užsiregistruoti, perskaityti, kas jūsų laukia ir galbūt drąsiai arba nedrąsiai pasakyti savo taip, nes kartais tai tikrai sudėtinga, bent jau pačioje pradžioje. Tai ačiū tau, Žydrūnai, iš visos širdies už šį laiką kartu, už tikrai man pačiai buvo labai naudinga, tikiu ir moterims, ir ačiū, kad žiūrėjote, būtinai pasidalinkite ir komentaruose pažymėkite draugiai, galbūt, kuriai būtų labai naudinga. Tai ačiū ir iki tada. Aš irgi noriu padėkoti Robertai ir moterim, kurios klausėsi, bet ypatingai Robertai, dėl ko nuspalvinai tas šventes, nes aš jų nemėgstu, nes man jos neturi prasmės. Tada gaunas toks, kaip valgom, sėdim, važiuojam kažkur, vėl valgom, sėdim. Va, o čia tokia kažkokia buvo prasmė, žinai, ir toks, kaip čia, diena kažkur tai gera, kad tu kažką nuveikia, žinai, prasmingo, bent jau mano suvokime. Tai va, tai dėkoju tau irgi, kad sugalvojai, būtent tokią dieną, reiškia, merginom irgi paįvairintos valgymus su įdomesnė informacija, aš tikiuosi buvo įdomu. Va, ir ką, geros stovyklos, gerų likusių tų šventinių dienų, šiandieną pas mus paskutinė, bent jau Lietuvoje. Va, ir iki. Viskas, ačiū labai ir viso. Viso.